Norėčiau pakalbėti apie verslo ryšius ir kontekstą BNI ir konkrečiai ryšių su klientais valdymą. Kiekvienas esame, dirbam su klientais, nes turbūt jų turime, nes tai yra verslo varomoji jėga. Ir turbūt žinote, kad kiekvienas verslas orientuojasi į kelis etapus, kaip su to klientu reiktų elgtis. Tai pirmas dalykas, mes jį turime pritraukti kažkokiu tai būdu, įgyti, aptarnauti, išlaikyti ir siekti, kad tas klientas pas mus būtų kuo ilgiau. Tai apie kliento pritraukimą čia BNI gali padėti, čia taip pat informacija ir mūsų svečiam, kad pamatytumėt, kaip veikia mūsų klubas ir visa BNI bendruomenė. Tai klientų pritraukimus galima padaryti skelbiant apie save per BNI renginius, juos dalyvaujant, taip pat atliekant gerai 30 sekundžių prisistatymus, esant žalių narių, taip pat pasiruošus gerai gates užrašus, tai yra tai, kas jūs kaip BNI narį, kito nario akise daro, identifikuoja kaip žmogų, kuriam gali tikrai pasitikėti ir duoti rekomendaciją. Taip tu gali pritraukti potencialų klientą ir sugebėti jam kažką pasiūlyti. Tada jį įgyti irgi gali BNI padėti, nes tada tu ieškai kontakto prisistatymo metu per 30 sekundžių, pasakydamas, ko ieškai konkrečiai vardo pavardės, labai tikėtina, kad tu gali tą klientą ir gauti. Ir taip pat gaudamas įvairias rekomendacijas, o jos ateina iš to, ką jau atlikai prieš tai, esi kokybiškas narys ir su tavim dalinasi. Aptarnavimas kliento irgi labai yra svarbu ir tam mes turime BNI mokymus įvairius, kur mūsų ir kolegos dalinasi labai geriau praktikom ir taip pat visokie kiti BNI resursai, kur galima išvelgti ir pasinaudoti savo verslui idėjų, kaip valdyti procesus tam tikrus savo versle ir turėti gerųjų praktikų, kurie gali jums padėti atlikti kokybiškiausią klientų aptarnavimą, kokį jūs turbūt ir siekite. Ir nesvarbu taip pat ir kliento išlaikymas, o kliento išlaikymas tai galite irgi savo klientą pakviesti BNI pusryčius, pasidalinti su klientu savo BNI kolegomis atsiliepimais apie jūs, tą vadinamą credibility auginti ir taip pat pasidalinti net ir su klientu, jeigu turite kanalą, savo sėkmės istorijom, pasidalinti BNI, aišku, sėkmės istoriją, tada kliento akise jūs tapsite tokiu dar labiau pripažintų ir bus lengviau jums duoti užsakymus. O kliento tęstinumas tai irgi be BNI irgi galimas, bet su BNI tikrai daug ir paprasčiau. Tai galima pasinaudoti BK komandomis ir sinergizuoti savo paslaugas, pasinaudojant kartu su savo kolegomis, teikiant kažkokius naujus paslaugų pasiūlymus, kažkokius paketus ir taip tą klientą dar turėti vieną su juo susitikimą, dar su juo interakciją, kad jisai galėtų dar apie jūs geriau sužinoti ir gal atliepti jūs jam kažkokią išspręsti problemą, kurią galite išspręsti kartu su BNI kolega. Tai šiek tiek informacijos, o visa tai veda mus į tikslą, į BNI ir į pinigus. Ačiū.